Labas Simona, labas visom mamom, kurios jungsis dabar ar šiek tiek vėliau paklausyti mūsų mamiško pokalbio. Sveika, Erika, ir sveikos visos. Tai va, šiandien tokia diena, kurią mes su Simona pradėjom tokiu lengvu susitelkimu ir pokalbiu apie naują visatinę realybę. Ir žinoma, ta kintanti mama, jinai labai yra susijusi su ta nauja visatinė realybė. Ir to pokyčio, gal taip žinai, paprastai žodžiai sakant, kad vyksta tas pokytis, mes visos jį jaučiam. Tikrai, ypač tos, kurios, tikrai žinau, prisijungusios į šią grupę. Tai gal taip, žinai, papasakok, Simona, kas vat, yra tau ta pati kintanti mama. Turbūt kiekvienas čia dabar pokalbis taip ir panašiai prasideda, nes, iš tikrųjų labai man smalsu pasižiūrėti, nes, žinai, kaip vat, mamos, kurias kalbinu, jos mato tą kintančią mamą ir kas jinai yra apskritai joms. Tai aš pirmiausia, žinai, kažkaip kaip pakvietė į tą pokalbį, apie ką čia reiks kalbėti, žinai. Ir tiesiog kaip ir to tokio bandžiau tarsi užčiuopti, kokios mintis ateina, bet tarsi, žinok, nebuvo tokio labai aiškaus. Tai man pirma, žinai, kas ateina, va ta kintanti mama, tai apie tą va kintamumą. Kad tiesiog nėra pastovumo ir tokia, kokia aš esu šiandien mama, tai nebūsiu rytoj tokia. Ir va tame jaustis irgi komfortabiliai, turbūt ir yra pati pagrindinė mintis ir idėja, lygiai taip pat kaip ir su visom tom realybėm, kurias mes keliaujam. Tiesiog va tas net ir ėjimas lygiai taip pat, arba žiūrint per augimo prizmę, aš auginu vaiką, bet lygiai taip pat aš pati augu kaip mama. Ir ta, kuri aš buvau, kai laikiau kūdikį ant rankų, buvo visai kita ta Simona, kuri yra dabar, mama turinti jau paaugėjusius vaikus. Tai Mhm. turbūt tas vakintamumas man būtent ir yra apie tą savęs pažinimą kiekvieną dieną vis naujai ir jeigu pamatai, kad kažkokios pasikartoja galbūt programos ar kažkas, tai žinai, kas tau sakyčiau taip, kad neteikia džiaugsmo visiems, ne tik tau, bet ir tavo šeimai, tai supranti, kad tai yra vieta, kurioje tu dar gali augti ir tyrinėti. Tiesiog va, tas vakintančios mamos laukas yra toks atviras ir platus, skirtas tyrinėjimui. Ir kuo labiau tu leidi savo iš tiesų pasileisti plaukus ir tyrinėti, va kaip gali dar geriau jaustis tiek tu santykėje su vaiku, tiek vaikas, lygiai taip pat, tai viskas man taip ateina per santykį. Santykį Mhm. su savimi, santykį su vaiku, santykį su antraja pusė, nes mes visi susiję tais nematomais saitais ir viskas labai įtakoja vienas kitą. Mhm. Dar Simona ir pasakyk, kiek tu vaikų turi, koks amžius yra tų vaikučių, ar jau jie čia visai vaikučiai, aš tai žinau, pažįstu juos, bet mamas, kurios nepažįsta, tai papasakok, kiek jie metų. Aš turiu du, turiu berniuką ir mergaitę ir vienam yra 8, kitam 10. Mhm. Iš tiesų nėra tokie maži, bet aš vis tiek jaučiu, kaip kiekvieną kartą su kiekvienu to amžiaus tarpu keičiasi tiek vaikai, tiek aš pati, tiek pasakyčiau, kad vis giliau einant į tą savęs pažinimo kelią, to sąmonėjimo kelioniai, žymiai labiau koncentruojuosi į save ir tai, ką aš galiu pakeisti savyje, nenorėdama, kad jie kažkaip tai keistųsi. Nes turbūt ta Mhm. senoji struktūra ir būdavo, kad ai, tai čia vaikai nepatogus, tai reikia padaryti taip, kad jie būtų patogus mums, suaugusiems. O Arba čia dar buvo kita pozicija, bent jau mano tokia, kad aš pasikeisiu, tada jie pasikeis. Tai va čia tokia irgi, tai yra sena pozicija, nes tai absoliučiai gali būti visai ne taip. Tiesiog pasikeitus man, tiesiog netgi reakcija į tam tikras jų savybės, į tam tikrus tos charakterio bruožus, tam tikrą buvimą, ne, kur prieš tai, tarkim, mano reakcijos buvo, aš tiesiog net neužfiksuoju, kad tai vyksta, ne. Tai va čia irgi ta sena tokia, žinai, irgi struktūra, kur, va, žinai, aš pasikeisiu ir tada tikrai, va, mano artimas žmogus irgi pasidarys ten, žinai, kažkoks geresnis, maloningesnis, ar tai
pasikeis taiga jo charakteris visiškai taip, kaip noriu. Ir iš tikrųjų, tai žinau, nu, pavyzdžių, kur tikrai tam tikras pokytis, ne, viduje tikrai va tą iššaukia tą pokytį va, pas patį, pas artimuosius žmonės, bet tai tikrai nėra taisyklė. Ir tikrai mums, va, kaip mamoms, nereikia to laikytis. Ir dar netgi, žinai, sakyčiau, priimti labai asmeniškai tam tikrus va, vaiko elgesį, ne, ar vaiko pokyčius, nes tam tikrai mes esame kaip, mes kartais pabūnam, nu, jie pabūna mūsų toj matricoje, ne mūsų realybėje, mes pabūnam jų realybėje. Ir tai yra tikrai, žinai, jų charakteriai taip pat tam tikri, ne, bruožai yra ir tikrai kartais, kad ir kokie mes ten, žinai, ramus galim būti ir taip toliau, bet yra va, tam tikri charakterio bruožai, kurie yra ir tikrai nepriklauso nuo to, kaip mes čia savo pokytį padarysime, ne? Taip, ir kitas dalykas, kad galbūt kai kuriais momentais mes mamos ir tarsi perimam visą tą atsakomybę, kad atrodo, tai va, aš ką bedaryčiau, tarsi mano vaikai nesikeičia. Ir dabar taip gali būti. O iš tiesų tiesiog, nu, kitas man atėjo dar suvokimas, kad mes kiekvienas va šeimoje, juk vis tiek vaikai pasirenka tėvus. Jie pasirenka tuos, kurie jiems labiausiai suderinti jų kelionėje, patirti tam tikras situacijas, emocijas ir panašiai. Ir tada, kai tu žiūri iš tos perspektyvos į tą visą šeimos struktūrą, tu supranti, kad galbūt tam tikrose situacijose būtent aš turiu pasielgti taip ir ne kitaip. Dėl to, kad jam ir man buvo reikalinga ta patirtis. Ir va tada tiesiog, kai tu nusiimi tą Dievo rolę, o leidi tam gyvenimui ir tai visai kūrybai iš aukščiau tekėti per tave, tada tu tiesiog stebi ir žiūri, ką grinai tavyje iškelia. Nes dažnai mūsų patys artimiausi yra tam, kad pasitarnautų, mes vieni kitiems pasitarnaujam būtent savęs aiškesniam suvokime ir leidime savo būti tokie, kokie mes iš tiesų esam, be jokių kaukių, nes tai namuose kitai ir vyksta, kad su artimiausiais mes galim būti visiškai atviri, visiškai, nu, kaip sakant, siela, sąmonė savo nuogi, nes kitose mes tiesiog turim tam tikras ribas, struktūras ir taip toliau, truputėlį yra kitaip. Ir va čia yra patys tie artimiausiai, kurie dažnu atveju net ir būna tie taip mylintis mumis, kad jie pasirenka būti tais trigeriais, kurie visi paspaudžia būtent tuos mygtukus, kurie mums gali būti skausmingi, gali mums iškelti tam tikrų užspaustų ir emocijų, bet tik tam, kad atsipalaiduotų. Ir dažnu atveju sakau, kad kuo labiau į tai žiūri, kad tiesiog tai patirtis. Ir jinai nei bloga, nei gera. Bet per tą neutralumą tada atrodo, kad, nu, viskas, po šitą dieną taip įvyko gerai. Man dabar labai paskutiniu metu patinka daryti praktiką tokią sugrįžimo į nulio tašką. Tiesiog kuo daugiau va tą telkiuosi į kūrybą per džiaugsmą ir vakarą tiesiog persižiūriu dieną, kas joje įvyko, užfiksuoju tuos smagius, džiaugsmingus momentus ir peržiūriu, ką galbūt tam tikrose situacijose būčiau norėjusi kitaip padaryti. Ir tas man leidžia tiesiog prieš užmiegant nueiti tą visiškai nusinulinimo tašką ir ryte žinau, kad vėl nauja diena, naujas baltas lapas, nauja kūryba prasideda ir vėl gali kurti. Ir tiesiog va tas manyje įjungia tą mano vidinį vaiką, kuris yra be galo žingeidus, kuriam įdomu patirti. Ir jis tiesiog sako vėl, labas rytas, nauja diena, tai ką šiandien skursim. Ir va toje motinystėje man irgi tai iš tiesų leidžia lengviau į viską žiūrėti. Ir kartais taip, visokių kitų situacijų būna. Ir aišku, labai priklauso nuo tos mūsų vidinės būsenos, jeigu mes esam pailsėję. Ir tas, žinai, norisi priminti, kad didžiausia pasaulio blogybė tai yra nuovargis. Kiekvienam žmogui, tiek vaikui, pažiūrėkime, jeigu jis būna pervargęs daug visokių ar ten susitikimų, ar daug emocijų, kažko naujo, jis pervargsta nuo to. Ir tada mes matom, kaip jis įsiaudrina. Lygiai taip pat mes, ne per daug ten darbų ar atsakomybių ir tiesiog žiūrim, kad vėl, ir kai susitinka du tokie pavargę žmogeliukai, ir gaunasi visas tas sprogimas, tai tiesiog tas priminimas ir savo pačiai, ir kiekvienai mamai, kad
Nu, tikrai labai svarbu, nesvarbu, kad galbūt bus ten grindys neišplautos ar indai, bet tiesiog prisiminti, kad geriau duoti savo tą 20, net 20 minučių atsigulti savo ir pasnausti, kada išeina, va, susitarus net ir su vaikais, pakeičia visai tą kitokią bendravimo kokybę. Mhm. Taip, tikrai, iš tikrųjų, ir mamas tikrai jaučiu, žinai, ir pakviesti, neužsipildyti, vad kaip aš klausiau vienos vat, meditacijos, net ta pasyvumo energija irgi. Ta prasme, ta pasyvumo energija tai yra nuo to veikimo, nes aš, pavyzdžiui, ir pati, žinai, tarkim, dar iki dabar, nors va, tai jau keisis, nuo rugpjūčio mėnesio jau mano mažiukas jau išauga ir to ir eis pasauklę. Aš kaip sakau, jau truputėlį per vėlai, nes jau man to reikėjo šiek tiek ir anksčiau, bet vis tiek viskas susidėliojo pačiu geriausiu būdu, reiškia, turėjau dar tam tikras pamokas išmokti. Ir iš tikrųjų, žinai, vat, kai mano vaikelis nemiega, tai aš tada, čia reikia pamedituoti, čia kokį pratimą padaryti. Ir toksai, žinai, tas veikimas, čia susitelksiu, pasižiūrėti, ką čia, kokiam savo projektui padaryti. Ir iš tikrųjų labai tokia veikimo, ta, žinai, energija yra. Ir kad iš tikrųjų, vat, kad aš ir va čia buvau susitelkus irgi į kūrėją, buvau susitelkus į savo kosminę sąmonę ir buvo labai aiškiai, žinai, kad truputėlį tiesiog pasitrauk. Sustok, truputėlį sustok, žinai, pasitrauk truputėlį iš to tokio veikimo, veikėjo pozicijos ir pastebėk, va, žinai, kaip tas pats kūrėjas be mūsų. Ir va, man labai patiko, ką tu pasakei, nes tai yra iš tikrųjų mano nauja taip pat pozicija šeimoje, nes mes iš tikrųjų bet kokiam projekte, bet kokiose sferose mes galim keisti pozicijas ir ta nauja mano pozicija yra neutralumas. Tas neutralumas, nes tada va turinį tą tokį kaip aš einu ir leidžiu savo eiti tą neutralumą, tada aš iš tikrųjų pasižiūriu. Vat irgi, va čia tas kelias dienas irgi buvo, nu tiesiog noriu pailsėti, tiesiog noriu pagulėti, tiesiog noriu, ir aišku, tikrai mamos diena nesusidaro iš pagulėjimo visą dieną, nes tiesiog yra neįmanoma, ne? Bet tą laiką, kada ten, va, galbūt užsimčiau kokiais projektais, darimais, visą kitą, ne, aš tiesiog pagulėsiu, pailsėsiu, žinai, ten. Tiesiog, vat, aišku, kiekvienai tas poilsis kitoks, vienai ten, pavyzdžiui, labiau gal mėgsta nueiti į voniai, kokią druską, žinai, ten kokių kvapų eterinių, ne, ar ten, žinai, man tai tiesiog labai smagu pagulėti, aš jaučiu didelį malonumą, kai guliu, ar ten snaudžiu dienos metu, tai tikrai, žinai, tas yra, nes reikalinga tikrai toksai, nu, ne tiek, kad tos sulėtėjimas toksai, bet va, tas, va, nu, labiau stebėjimas, ne, to savo gyvenimo. Ir tada numatai, vat, ir kaip ta diena turi būti, ir tos pačios reakcijos, vat, kaip tu sakai, nenusimti tą atsakomybę, taip pat ir pasižiūrėti, kad nu, tu atreagavai, kaip tu galėjai geriausia. Ir man vat, patiko tas momentas, kai sakai, peržiūri savo dieną ir tu pasižiūri, kaip, vat, ką tu galėjai kitaip, bet iš tikrųjų, žinai, vat, irgi dar tas toksai, žinai, yra, kad mes labai mažai suvokiam, kas yra tas, nu, iš dalies, mažai, mes suvokiam tikrai nemažai, bet suvokia mažai kūrėjo, nu, tokiu atžvilgiu, kas yra labai teisinga to matricoje, ne, ir kas nėra labai teisinga. Tai net ir mūsų tas elgesys, kaip tu sakė, ne, su vaiku yra tam tikras susitarimas. Nu, vat ir kai kartais jisai galbūt nėra pats, ne, toks, nu, žinau, labai toksai, nu, kūrybingas, nu, kaip pasakyti, kūrybingas yra bet kas, ar tu teigiamai ar neigiamai kūrybingai, bet toksai gal nėra labai galbūt teigiamas iš mano perspektyvos, žinai, bet jisai galbūt reikalingas tam tikrų, žinai, kad jisai, nes jisai, vat, kaip ir sakai, ne, pasirinko ir yra, žinai, jisai pasirinko augti kartu su manim, ne, nes jeigu jisai norėtų mamos, ne, kuri, tarkim, jau yra įvaldžius tam tikras savo savybės, jisai būtų pasirinkęs tokią mamą, kuri jau įvaldžius ir nuo to taško kažką kuria. Bet dabar yra, žinai, ir aš taip sakau, nu, dar po kokių kelių metų aš daug galbūt kitaip reaguočiau į tam tikras jo savybės, nu, bet nu, tu pasirinkai tai taip pas mane dabar. tai irgi žinai, kad aš einu per tą etapą tokį, žinai. Tai va. Ir taip, kad, kaip sakai, kad geros ar blogos, man tai atrodo, nu tiesiog, nu tos situacijos yra ir va tame irgi neutralumą įnešus, tada dar labiau kažkaip tai mes, nes galim nebe dominuojam tarp tų dviejų polių, o tiesiog, aha, va tai įvyko ir tai tiesiog įvyko, va tokia situacija. Ir ar ten vaikas grįžo su daug emocijų ir tu sugebėjai
būdamas savo ramybėje, nes buvai pailsėjęs, atjausti jį, tiesiog išgirsti, leisti jam, kad ir išsirėkti. Ir netgi tokiuose situacijose kartais tikrai būna, mano jau ir vyresni, bet kartais matai, kad tiesiog juose yra tiek daug emocijų, kurios netelpa jų kūnuose. Ir tada vėl, jeigu jam ar jai yra noras tiesiog garsiai tai išsakyti, tai irgi tu sukuri tą erdvę visam tam išsakyti. Ir tada žiūri į save, o kas tau kyla, nes galbūt tau vaikystė nebuvo leista išsirėkti. Ar tiesiog išsakyti, ką aš jaučiu. Ir va tada, arba ypač jeigu tai yra viešoje vietoje, tada tu jau, žiūri, kaip tave pradeda spausti visos tos visuomenės ribos, nes tarsi taip negali būti. Bet kas man ateina tiesiog toks visą laiką savo, toks kaip ir palaikymas, o kas gali pasakyti, kad taip elgtis negalima, jeigu tai leidžia tavo vaikui emociškai jausti stabiliai. Tai dabar ta riba, tu dabar turi sustabdyti, kad ne, jis negali savo jausmų rodyti, jis turi sustoti ir išeiti, turime grįžti namo. Mums patiems, kai mums kyla emocija, mes dažniausiai tuo metu ją išjaučiam. Ir juk jeigu mes nesustabdom, mes leidžiam tą emociją praeiti ir jinai nelieka mūsų kūne, nelieka tų kažkokių tai imprintų, kažkokių tai blokų, jeigu jinai tiesiog čia ir dabar, mes leidom, išjautėm ir jinai praėjo, kaip banga, jinai tiesiog niekasgi nepasakė, va šita banga tai yra gera, o šita tai yra jau bloga banga, nes matai vandeninė, visos bangos vis tiek jos skirtingos, bet mes jų taip, kaip sakant, neeliminuojam, gyvenam tam vandeninė, va kaip ir čia mes visi žemė, visi skirtingi, bet tiesiog su skirtingais temperamentais to pačiu. Ir va tas va, nes man būdavo, kad tiesiog mano vaikai jie yra aktyvus ir tikrai garsus, tai va tas tiesiog kartais leisdavo man jaustis nejaukiai, kad jie taip ekspresyviai save išreiškia. Bet pavyzdžiui, kuo mažiau būna tų tokių tramdymų, kad čia neverka, ar ten negalima, ar ten dar kažkas, tai jiem nebebūna poreikio to, nes tiesiog neužsilaiko. Kitu atveju, kai mes daug kartų tai darom, tiesiog vienu momentugi prasiveržia, lygiai taip pat kaip ir mes. Mes kažko nepasakom, susidedam savo, kraunam ir ateina vieną kartą diena, kai mažas menkniekis iš tiesų išsprogdina visą tai, kas būna susikrauta toje stiklinėje mūsų ramybės. Tai vėl sugrįžtam prie to paties, kaip tai svarbu jausti save ir atliepti, nes, pavyzdžiui, kas dar labai bent jau man padeda, kai tiesiog aš atliepiu ir pakartoju tai, ką jis jaučia, ar jie. Ir tada tiesiog atrodo, buvo tokia didelė kaip ir drama, tu tiesiog sakai, aš tave matau, aš tave girdžiu, taip, aš suprantu, tu dabar tau tas kyla, tau dabar pikta. Dabar tu galbūt norėtum to, o to negali gauti. Ir aš žiūriu, kad vien tik tai išsakius, jie iš tiesų pradeda rimti. Nes tiesiog jis nori būti išgirstas. Taip, išgirstas ir pamatytas. Net ir mums patiems, pažiūrėk, jeigu būtent kažkokia, ar su vyru, ar su drauge kokia, irgi, tau tiesiog atliepia. Taip, aš tave girdžiu, aha, tavo toks poreikis. Ir pažiūrėk, ir mes taip, viskas, mums atrodo, išgirdo, tik to tarsi ir reikia. Taip, aš labai dabar toks ir pavyzdys iš mano gyvenimo irgi atėjo čia, pankam, gal nežinau, prieš metus kokius irgi. Tiesiog įėjom į namus ir tikrai buvau kažko, ant tokio priekaišto buvau, žinai. Ir mano vyras atsisuko, aš matau tu dabar pyksti, aš leidžiu tau pykti, papyk, pasakyk, ką nori man pasakyti. Ir žinok, viskas, man toks juokas paėmė, aš tik juoktis pradėjau, nes man leido, žinai, ėmė mane ir man nukrito visas tas noras ten kažką priekaištauti, nieko, tiesiog norėjusi jau apkabinti, nes man leido būti savimi tą akimirką, kokia aš buvau ir nenorėjo manęs nei sustabdyti, nei man ten kažkaip pasakyti kažką. Jisai buvo toj visai kitoj, žinai, vibracijoje, žinai, negu aš. Ir labai greitai, žinai, ta aukštesnė vibracija, tiesiog numetė visą tai, kas tam pas mane buvo. O sakyk, Simona, irgi toks klausimas, ar tu kažkaip pati domėjaisi, apskritai, ar domiesi
vaikų auginimu, nu, vat, kaip atliepti, ką pasakyti. Ar labiau, vat, vis tiek dabar eini į tai, kad susitelkti į save ir pasižiūrėti, būtame, vat, kaip sakai, ar neutralume ir tiesiog pasižiūrėti, vat, kokia vat, ta tiesa, žinai, vat, kas ateina, žinai, pas mane, nes, nu, pavyzdžiui, yra tie etapai, ne, kur galbūt anksčiau, vat, pavyzdžiui, pas mane, aš tikrai, žinai, daugiau žiūrėdavau, vat, kaip turėčiau, pagal tam tikras sąmoningumo, pavyzdžiui, arba ten tos švelnios motinystės auginimo ten tos standartus, kol galiausiai aš suvokiau, bet tai rėmai, tai yra rėmai, nes tarsi vis tiek aš pagal kažkokį šabloną veikiu, žinai, ir jie yra gerai, kol jie yra gerai, bet kai tu pamatai, kad jie tarsi rėmai, tai vat vėl toksai buvo, žinai, tai palaukti, o jeigu aš tiesiog susitelkiu save ir nuoširdume, tame tyrume pasižiūriu, ką aš atsakyčiau vaikui, žinai, vat, į tai, ką jisai, vat, jo poreikia ar dar, žinai, vat, papasako kartu, vat, remiesi kažkom ar vat, vis tiek daugiau. Aš anksčiau taip tikrai skaičiau knygas ir domėjausi ypač prieš pat vaikam ateinant. Ir tada bent jau man su pirmu buvo toks susimaišymas, nes mano vidus sakė tam tikras kitas tiesas, kad, o knygos galbūt buvo pateikę, kad ten svarbu taip, taip, taip ir taip. Ir aš tada buvau pasimetusi, tai kuo čia dabar tikėti? Ar tuo, kaip man vidus sako, ar tarsi toks yra žinojimas, kad va būtent taip reikia elgtis, nes, prieš tą 10 metų, pavyzdžiui, man buvo labai aiškus, kad reikia vaikam be karvės pieno. Aš nežinau, kodėl, aš negalėjau paaiškinti to logiškai, bet man tiesiog buvo toks intuityvus, kad jiem karvės pieno nereikia. O kai visa aplinka sakė, ką tu čia dabar sugalvojai, kokio karvės pieno, visi užaugę prie to karvės pieno ir viskas, ir kaip čia dabar tu vaikam čia neduosi. Ir tiesiog tuo metu aš neturėjau kažkaip dar nei tų žinių, nei to suvokimo, kaip paaiškinti. Dabar aš tai suprantu. Ir kažkada dar, kai dalyvavau toje konferencijoje ir kalbėjau apie subtilaus plano bendradarbiavimą, tiesiog su subtiliu planu, man tas pavyzdys apie vaikų auginimą atėjo kaip sulyginimas, kaip tas vaikų auginimas, tai tarsi irgi to vidinio savo pasaulio pažinimas ir kaip tu irgi tyrinėjai, tiesiog va tau atrodo, aha, va čia dabar taip, galbūt čia taip. Ir lygiai taip pat tą subtilų pasaulį tu irgi taip pat tyrinėjai, nes tu nežinai, tai yra nauja tau. Ir taip, tu iš kažkur išgirsti, bet vis tiek nėra to vieno kurpalio. Tiek visi eidami sąmoningumo keliu nepasakys, kad va yra tik tais vienas kelias. Ne, jų yra šimtai. Ir kiekvienas mes adaptuojamės prie to savojo kelio, vėl išgirsto per savo vidinį žinojimą, per savo suvokimą. Ir va tada tiesiog, kai atsipalaidavau, tame tiesiog jau tada knygų žymiai mažiau. Tikrai žiūriu, taip pasižiūriu, jeigu iškyla man kažkokie tai klausimai, aš ir dabar pasižiūriu kokį seminarą, kas tiesiog man ir praplėsti tą savąjį suvokimą, pasižiūrėti, kokie yra variantai, bet vis tiek tas vidinis suvokimas ir vidinis supratimas, kaip šitoje situacijoje geriausiai pasielgti, yra per praktiką, per tą bandymą. Tiesiog aš esu pakankamai praktiškas žmogus ir man kaip ir nuo mažens atrodė, kodėl man taip norėjosi vaikam jau nuo mažų dienų vesti tą sąmoningumo kelią. Aš to nesupratau tada, bet ten prisižiūrėdavau. Tai kažkokios dainelės, tai kažkokia prieš užmiegant mes kalbamės ten, kas nutiko dienoje. Ir tas tiesiog ir aš žiūriu, kad tiesiog visą tai, ką sužinai, tu pritaikai prie jų amžiaus ir kažkaip tai po truputėlį gaunasi, kad savaime tai integruojasi. Nes tiesiog, man taip jautėsi, kad taip tiesiog yra toks mano kelias. Ir pavyzdžiui, kai dabar prisimenu, kad kažkurio tai metu, dar kai mažučiai visai buvo, ir tikrai buvo gana populiari ta Ho'oponopono mantra, ir aš tiesiog ją dainuodavau, bet aš dainuodavau, nes jinai mane ramindavo, aš ten nežinojau, ką gali ten padaryti energetinėje lygmenyje, bet tiesiog tai buvo, kas man padėdavo, kaip, pavyzdžiui, būdavo kažkokie tai ar kivirčiai, ar tarpusavėje vaikai susipykdavo, tai tiesiog aš abudu juos apsikabindavau ir dainuodavau. Ir netgi buvo momentas, kai jie tam tikrų jau truputėlį vyresni, jie susipyksta ir tada apsikabina ir abu dainuoja tą nes tai yra tokie paprasti žodžiai, aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū.
kurie atlaisvina viską, tiesiog išplečia širdį ir kas gali būti geriau už tą tyrą meilės energiją. Nu, turmini, net ir kartais aš save pagaunu, kad ten noris, ar kaip ir sakai, priekaištauti, ar ten bambėti, ar dar kažkas, nes, nu, tikrai pasigauna ir ateina ir tos senosios programos. Mhm. Ir tada taip pagalvoju, bet tai jeigu dabar šaičiau iš tos tyros meilės, tai aš tikrai taip elgčiausi, kaip dabar man tarsi ateina modelis, kurį aš turėčiau panaudoti. Ir tada tu sustabdai save. Nu, ne. Nes juk meilė tai jaučiasi, tas artumas, norisi daugiau apsikabinti, daugiau sakyti gražių žodžių, o ne kažkaip tai sukurti tą tokią atskirtą. Ir va tada, kai kažkaip tai irgi būdavo tose knygose parašyta, kad labai svarbu ten per daug nebučiuoti, nemiluoti, ten taip toliau, o man atvirkštinis buvo variantas, man taip norėdavosi juos prie savęs glausti ir būti tiek, kiek ir jiem norisi. Ir aš, pavyzdžiui, nematau, kad jie kažkokie būtų blogai išaugę dėl to, kad aš daug to artumo buvo duota. Ar kad Tai jie va, dabar... matai, tu pas tave dar tokios knygos buvo. Tokios knygos, žinai, buvo atėjusios, kur ten gal mažiau myluoti, mažiau apkabinti, nes dabar, tai bent jau visa nutuvista švelni motinystė, sąmoninga motinystė, apie tai, kad apkabinti vaikus ir laikyti tol, kol jie patys paleidžia, žinai, nes jie tada užsipildo to artumo. Taip kad, va, žinai, tu pati tą kitą pusę pasirinkai va, per tą savo vidinį žinojimą. Bet, va, pačiai man, pavyzdžiui, žinai, vat, žinant tam tikrus vat, šablonus, žinant, tarkim, pavyzdžiui, kaip ten sąmoningai tėvystė atliepti, žinai, kurios dalykus, ir aš tikrai labai daug ką dar pradžioje ir taikiau ir visą kitą, ir aš suvokiu vieną dalyką, kad labiausiai vaikui tai yra toks atvirumas, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu man šiuo metu sukilęs, pavyzdžiui, pyktis, tai, nu, negaliu aš ten kažkaip, nes tuo metu, nu, toksai vaidyba gaunasi, nu, kaip pasakyti, taip kaip ta energija jau yra, tiesiog, tarkim, nusileidus kažkaip, ar ten transformavusis, tada aš galiu įeiti tą visą, žinai, va, tą tokį tyrą meilę, visą kitą, bet jeigu pas mane užkilo būtent ta energija, tai va, ir tuo metu, va, vyksta kažkokia situacija, tai aš tiesiog pasakau, kaip aš jaučiuosi iš tikrųjų. Ir, aš kažkaip tai, žinai, va, kad šiuo metu aš nenoriu prieiti, dėl to, kad aš dabar jaučiuosi pikta. Ir, va, kaip aš palauk, pasižiūrėsiu, kaip čia tą visą, žinai, su to, žinai, pabūti, nes kaip yra, žinai, pas tai šiek tiek vyresni vaikai, bet kaip pas mane yra toks mažiukas, tai tiesiog, bet jisai manęs tiesiog, atrodo, prašosi to tikrumo, tokio visiško tikro, tyro, ir jisai, pavyzdžiui, jau tokiu metu jisai atpažįsta tam tikras emocijas ir visą kitą, ir jisai, aišku, nežino, kaip kažkokiose situacijose galbūt ten elgtis, kaip, pavyzdžiui, kad man tuo metu reikia tų kelių minučių erdvės, jis dar nesuvokia, bet jis jau gali pasakyti, kad aš buvau pikta, jis tam tikrų mano pasakymų, mano pačios pasakymų, kad aš tiesiog buvau pikta, tai tas toksai, irgi visiškai tyras, žinai, toks tyras tuometinis, kaip viskas vyksta, tiesiog pasakymas be jokių kažkokių kaukių, arba, pavyzdžiui, būna, kad aš, tarkim, kai atliepiu, tikrai ne taip, kaip aš norėčiau, tarkim, būna, ar ten pakeltas balsas, visą kitą, tai aš prieinu paskui prie, mes apie tai kalbamės, aš su juo kalbuosi, žinai, sakau, kaip tu jauteisi dėl to, kas įvyko, ir jisai pasakoja, ir tu išsigandai, žinai, mano pakelto balso, žinai, ir visą kitą, ir aš tiesiog kalbu, aš jam sakau, kad aš mokinuosi valdyti šią energiją, man dar kartais nepavyksta, žinai, dėl tam tikrų mano savybių, ir kad ir koks jisai man mažiukas, bet galiausiai tai yra mažas savo fizinė, fizinių kūnų, bet yra labai didelis savo sąmonė, tai tiesiog jau irgi, toks nuolatinė tas toks įvyksta ta komunikacija ir toks visiškas atvirumas, nes man buvo tas momentas, kai aš pamačiau, kad ir tose, kaip elgtis, tose situacijose, gali būti toksai, netikrumas, tu tarsi ir pasirenki kaip geriau, bet ar tai iš tikrųjų yra geriau, kai, realiai pas tave ten tuo metu vyksta kažkokia situacija, žinai, viduje ir svarbiausia, aišku, susireguliuoti, žinai, pirmiausia ir paskui atliepti, žinai, tik tai kartais ir mes turim, kaip mamos, su ypač mažais vaikais, to laiko kažkaip susireguliuoti ir kažkaip, žinai, atliepti jau kaip iš to, neutralumo, iš tyro to tyrumo, iš to stabilumo, nes pirmiausia reikia man grįžti tai, žinai, aišku, vėlgi, pasižiūri, tai matai tą situaciją, bet
bet ką aš mokinuosi ir ką mes jau šnekėjom irgi prieš tai, kad nebesigilinu aš į tai, kodėl aš taip elgiuosi. Aš gilinusi į ką tai aš keičiu. Žinai, toj situacijai, ką aš keičiu, nu, ta, va, pavyzdžiui, ten, tarkim, kažkokia pykčio energija, ar tai kažkokius savo žodžius, kurie, žinai, tuo metu, va, kaip tu sakai, ateina kaip tie šablonai, žinai, iš tų senų, žinai, ką aš tai keičiu, nes tas atkinimas į kodėl, aš jau žinau tiksliai kodėl, žinau, kur tai susikūrė, žinai, tiek jau ten savai ištairinėjus buvau iš anksčiau, bet iš tikrųjų aš galiu pasakyti tikrai iš asmeninio savo patyrimo, kad nesvarbu, kiek tu gali žinoti tų atsakymų, kodėl, tikrai gali žinoti daug, kodėl tu taip elgesi ir man tikrai nepasakyčiau, kad tai labai padėjo tas žinojimas, kodėl. Bet va tas tiesiog iš dabartinio momento, žinai, tas keitimas į tai, žinai, buvimo su tuo, kas yra ir keitimas, žinai, nu, jau kai nuslūksta, ne, ten, tarkim, tam tikros, žinai, reakcijos. Ir žiūrėjimas, kaip aš galiu savo padėti iš tos akimirkos ir keitimas to, nu, to seno šablono į naują šabloną. Tai va tas veiksmas daug daugiau padaro, negu žiūrėjimas, o kodėl tai vyko, kodėl aš taip aš sureagavau. Ir nu, čia vėlgi mano asmenė tikriausiai patirtis. Kažkam užtenka pažiūrėti tą kodėl ir jisai pamato, kodėl, ai, čia taip buvo, čia taip, tarkim, su manim tėvai elgėsi, tai kažkas. Ir tada tarsi ateina didžiulė galbūt atjauta ir tiesiog įsisprendžia ir nebesielgia. Man to, tiesiog kažkaip tais man to neužteko, aš kiek ir žiūrėjau, kodėl, man tiesiog nebuvo to tokio, kad padarytų didžiulę įtaką mano, žinai, momentiniam, žinai, tuo metu, kai ten viskas, tarkim, žinai, sukyla, momentiniam kažkokiam sprendimui. Tai gal labiau, žinai, padėdavo jau po sprendimo, jeigu tai neatitikdavo tai, ko aš, nu, mano suvokimu tikslinga, būdavo, kad po to man daugiau atjautos ateidavo savo, žinai, meilė savo, tada, žinai, labai apsardindavau save ir suprantu, aš žinau, kodėl tau taip sunku buvo tuo momentu, žinai. Tai va, ši čia padėdavo, bet ne iš to momento pasirinkti kitaip. Taip, ir dar kiekvieną kartą irgi tas, kas padeda tiesiog galbūt pasielgti visiškai nestandartiškai, kas yra tau net neįprasta. Nes, pavyzdžiui, būdavo, kad irgi, kai nuovargis, prisimenu, kai mažesni, tu atsikeli ir tu jautiesi pavargęs. Ką gali padaryti geriausio, kas tave galbūt užpildo. Mane užpildo muzika ir šokiai, tai mes tada įsijungiam nuo pačio ryto muziką ir mes šokam, dainuojam, nes tu jauti, kad per tą tu prisipildai pat save. Ir kai mama prisipildo va tavo energiją, kuri ją pripildo, jinai iš karto gali duoti savo aplinkai iš to pilnos taurės, nebe iš tos pustuščios, kaip prašau, kad mane pripildyk, bet iš tos pilnos, nes taip, aš renkuosi ir ten nubudusi jaustis gerai ir aš dedu žingsnius tam. Ne tai, kad, ai, šiandien ir vėl ta diena ir vėl aš esu vaiku. Ne, o ką aš galiu padaryti šioje dienoje? Ką aš galiu sukurti, kaip aš galiu savo tą jauseną pakeisti. Ir tai jau yra mano atsakomybė, nes vaikas negali prisimti atsakomybės padaryti laimingą. Tai gali padaryti mama. Ir aš kaip mama esu suaugusi, taip aš esu pavargusi, galbūt sekančią ten tą dieną aš leidžiu savo miegoti kartu su vaiku tiek, kiek miega ir nepadarau ten kažkokių tai dalykų, bet tas prioritetas, kas man pakankamai vėlai atėjo, kad tas prioritetas vis tiek turi būti mama. Nes jeigu jinai yra harmoninga, jos psichika yra rami, jinai yra pailsėjusi, jinai visiškai kitaip eis į tą santykį su vaiku, su vyru, su visų pasauliu. O kas dažnu atveju, ir tai irgi tęsiasi iš senų laikų, kai mamos darė viską, ką galėjo ir ko negalėjo, bet tada prisiminti reikia, kad mes tais laikais nėjome į tą sąmoningumą ir į tą atliepimą emocijų. Mes tiesiog turėjom užtikrinti pamaitinimą, aprengimą ir taip toliau. Bet tai nebuvo. Dabar visas eina tas jau kaip smagiau, kaip atliepti ir taip toliau. Ir tai tada va, tie visi dalykai truputėlį jie numažėja. Ir tada žiūrim. Mama susižiūri save, tada atliepiam vaiko jausmus ir emocijas ir va iš to vėl tada ta kūryba vyksta. Tai tiesiog, man atrodo, tas pagrindinis fokusas, kad nebežiūrim, kaip visa tai buvo, tiesiog ką galim šioje akimirkoje geriausio padaryti. Ir pasveikinti save, pasidžiaugti tuo, kad šiandien man pavyko
5 minutėm ilgiau išbūti toje būsenoje. Ir visą tai neturi, kad nuo šiandien jau aš blogos nuotaikos ten neturėjau. Ne, nes čia irgi gaunasi saviapgaulė. Bet Mhm. tiesiog, aš leidau savo, nebardama savęs 5 minutės pagulėti. Tai Mhm. irgi yra labai daug, nes tikrai, na, pas mumis ten sukasi mintis, kad čia reikia ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir jeigu čia nepadarysiu, tai va čia dar ir žaislai, pažiūrėk, ir čia dar Mhm. drabužiai, ten indai, nes viskas sukasi, o tiesiog va savo 5 minutės dienoje skiriu nuo šios akimirkos ir žiūriu, kaip tai leidžia man pasijusti geriau. Mhm. Tas Taip. pats pasivaikščiojimas, žinai, su vaiku. Aš, pavyzdžiui, irgi pati daug praleisdavau laukia, nes to pačiu tai yra tai, kas mane vėl pripildo. Ir va Taip, tas buvimas laukia, suderini, nes vaiko poreikis atlieptas ir tavo poreikis yra atlieptas. Ir yra, nu, kaip nuostabu. Tai va mhm. tiesiog, kad susižiūrim, kas mums iš tiesų padeda tose paprastose dalykuose kasdienoje ir visą tai integruoti. Visiškai, nu, tikrai užsipildyti ir tikrai, va, tas, žinai, momentas, kada yra ten kažkokie darbai ir atrodo, žinai, tikrai aš atsimenu, kaip aš susitvarkysiu, pasijausiu geriau, bet suvokdavau, kad ne, aš pamiegojus, palsėjus, pasijaučiu daug geriau, negu aš ten kažką susitvarkius. Ir tiesiog pradedi, nu, tikriausiai, tu irgi perėjai tą etapą, kai, nu, tu pradedi būti, nu, gerai su ta betvarkė. Nu, pavyzdžiui, dabar žiūriu, ant žemės porą knygų mėtos. Ir aš taip, aš net nepastebėjau, kad jos tavo žemės. Dabar dar jo bliudukas, kur valgė, žinai, nes jis prie stalo nelabai mėgsta valgyti, jisai valgo, vat ant to, žinai, kur jo žaidimų stalas yra, žinai. Nu tai va, ir žiūriu, ir tas, ir čia kažkas va padėta, nu tai ir matai, kad, nu tiesiog, tu net, kur prieš tai dar atsimenu, kai tik tai gimė, atrodo, reikia tą, nu tiesiog buvo toksai, va, reikia tą tvarką palaikyti, ar ten kažkaip, ir paskui žiūri, ne, man svarbiausia yra visai kiti prioritetai, man svarbiau atėjus prieš pokalbį susitelkti, žinai, ir pažiūrėti, nurimti, nes buvo toksai, pakankamai intensyvus rytas, tiesiog nurimti savo viduje, žinai, tą pokyčio energiją paduoti, žinai, kitai mamai, ne, kitai sąmonai, kuri stebi mane, žinai, kad kažkokią savo, žinai, tą energiją, kurią aš ten per rytą, žinai, truputėlį kažkur pasikūriau, žinai, tai man tai yra daug svarbiau, ne, negu kad ten knyga, ten kažkur ant žemės, kažkur tais padėti, iš tikrųjų išmoksti gyventi su to, kad yra šiek tiek kažkokie betvarkiai, nes tai yra kitas žmogus, ne, kuris dar yra labai mažas. Ir aš tikiu ir pas tave, žinai, kad ir vaikai šiek tiek jau vyresni, bet tai vėlgi jau vyksta ir kiti etapai, aš nežinau, gal yra pas tave jau paauglio tokie, žinai, paaugliški norai, kartais nenorai kažkaip tvarkytis ir pasilikti tą betvarkį, kokia jinai yra. Tai, žinai, va tiek, kaip tu sakai, etapai, kurie keičiasi ir kurio, žinai, mes nuolat turime tame išmokti keistis. Va tas, va, žinai, ta kintanti mama, jinai turi būti nuolat ir kiekvieną dieną ir būti, žinai, va, tame kintamume patogu, kad, nu, va, aš esu kintanti ir kintanti kiekvieną dieną. Žinai. Ir dar net tame lankstume, nes vieną kartą atrodo ir vėl vaikas taip reagavo, atrodo viskas gerai, tu bandai sekantį kartą lygiai taip pat, jūs žiūri, kad ne, viskas vėl kitaip, nes nu, tai yra vėl kita diena ir tarsi vėl tas lankstumas visame kame. Ir būtent va, per tai kažką dar norėjau pasakyti, bet pabėgo mintis, gal paskui ateis. Mhm. Tai gal tada ir pasidalink trumpai, va, irgi apie tai, kas tau padeda dienoje išlaikyti tą balansą, nu, va, kas tiesiog, va, tose kasdienybėje, kas padeda per praktikos, ar, va, tiesiog, nu, va, toksai, va, tiesiog, gal per praktikas išlaikyti, žinai, ir paskui ir palinkėjimą mamom. Tai aš pirmiausiai, ką savo buvau atradusi dar, kai vaikai buvo maži, tai būtent tas laikas savo. Ir man būdavo geriau atsikelti truputėlį anksčiau, tam, kad aš galėčiau nors šiek tiek laiko skirti visiško tyloje, kol dar neprabūdė. Ir ar tai tada būdavo kažkoks rašymas, ar dėkingumo, ar dienoraščio, paskui atsirado meditacijos. Tai tiesiog kiekvienas pagal savąjį pasirinkimą, ar tiesiog tas pats arbatos išgerimas, bet jaučiat ir kvapą, ir skonį, ir tiesiog nenukrentant į sąrašą darbų, ką čia reiks padaryti, o visiškai išnaudojant tas va kelias minutės, tai man tai atrodo, kad oho, kiek daug aš jau spėjau padaryti prieš visiems pabundant, kiek daug tarsi jau įgyvendinta. Būtent va, tai reiškia, va, aš taip suprantu, kad va, tada ir yra tava pilna taurė, nes tu jautiesi pilna ir tada tu eini tą dieną. Ir aš dabar irgi mėgstu ryte irgi atsikelti
Man labai patinka, kol jie dar miega ir pamedituoti. Ir tada visai kitaip eini ir juos pažadini tada be skubos kažkokios, tai ar jie patys ten pabunda. Tai va, sakyčiau, va šitas yra pagrindinis dalykas. Kažkokių kitų praktikų, nu, stebėti save. Tai yra nuolatinė praktika, kuri nesibaigia. Būtent kaip aš jaučiuosi, kodėl šitą situaciją man iškėlė tokius jausmus, ką aš galiu su to padaryti, tiesiog leisti jam būti, ar noriu užspausti ir tada kažkada kitą kartą prie jų grįžti. Tai čia jau Nes kaip... mes ir tai galime, nu, ta prasme, tikrai galim pasižiūrėti, bet tada, jeigu iš tikrųjų taip sąmoningai priimam sprendimą, ar čia šiek tiek ir grįžti, tai tikrai būtina tada ir grįžti vėliau, kad paskui, kaip tu sakai, ta taurė neprisipildytų ir paskui nebūtų vienas stipraus kažkokio, žinai, sprogimo, tai tikrai reikalinga. Ir kitas dalykas dar, kas dabar dar ateina, čia gal ne praktika, bet tas va toks, kai tu esi savyje ramus ir žinai savo tą tokią ribą, kuri iš tiesų yra ir vaiko riba, bet tarp jų yra tas laukas, kuris yra kaip žaidimo aikštelė. Ir tame vas tas lankstumas atsiranda. Kad tarsi, aha, šiandien va taip ir aš tikrai galiu iš tos meilės leisti truputėlį daugiau jam įeiti į tą, pajusti ribą, pačiam pasirinkti, kurioje vietoje sustoti. Bet kitą dieną, galbūt, kai aš esu pavargusi, tiesiog mano riba jau yra labai aiški. Ir tam ir jis jaustų tavo. Nu kažkaip man va šiandien, nes mes dar ir turėjom tokį susitelkimą ten apie vaikų emocijas ir kažkaip va šiandien taip gražiai buvo parodyta, kad tai yra laukas tiesiog, kuriame mes ir žaidžiame. Ir kaip svarbu kiekvienam va ta vidinės stabilumas, vidinė ramybė ir iš to sprendimų priėmimai. Ir tuo pačiu, kai atėjo tas žodis žaidimas, tada įsijungia va ta labai gera džiaugsmo energija, kuri irgi labai svarbi motinystė. Nes kai mes ir į tą pačią motinystę žiūrim per žaidimą, ne tai, kad kai yra tai kūdikis, taip, tai turi visą tą savo 100% dėmesį sutelkti, bet kai yra truputėlį vyresni vaikai, tu jau irgi tą per žaidimą žiūri, kad nu va šitai. Ir ta kintamumas tame, leidimas jaustis gerai tame kintamume, nes tikrai ne visada tai jaučiasi labai komfortiškai. Tiesiog tu tyrinėjai save, tyrinėjai, kaip tai atliepia vaiką ir kaip tai atliepia tau ir randi tą aukso viduriuką. tą momentą, nes kitą kartą tas aukso viduriukas bus kitoje vietoje. Labai man patiko, žinai, ką tu pasakei apie tas ribas, nes visiškai, kai mes va tą dieną jaučiam, žinom, jaučiam mane, kad tai galbūt daugiau buvo poilsio ar per mažai poilsio, ne, tada tu jauti, kad nu tiesiog tu labiau pradedi reaguoti vaiko kažkokie va elgesį, nes nu, vaikas nuolat testuoja, kur tos ribos yra, ne? Ir kad kartais ta riba tarsi yra labai plati ir didelė, žinai, ta erdvė, kurioje jisai gali, žinai, o kartais jinai yra daug mažesnė, žinai, ir tą reikia pajausti mamai tikrai, žinai, reikia tada pažiūrėti, aha, šiandien mano ribos yra tokios, šią akimirką, nu jos gali pasikeisti, jeigu, pavyzdžiui, turėsi galimybę pamiegoti vėliau, ne? Tarkim, jeigu tai yra susijęs su kažkokiu nuovargiu, gal kažkokie procesai, nu visko, tam mūsų, žinai, šitoj realybėje vyksta. Bet iš tikrųjų pajautus aiškiai, kur aš esu, tada galima ir pasižiūrėti, žinai, ką aš galiu nuveikti, sakau, gal iš tikrųjų aš galiu šiandien visą dieną praleisti lauke, nes tada jis turi erdvę žaisti, nes namuose tos erdvės daug mažiau, tada reiškia, daugiau bus mama, aš noriu to ir noriu kito, o aš nenoriu šiandien girdėti daug mama, dėl to, kad tiesiog mano vidiniai procesai tokie yra. Ir tada iš to žiūrėti, kaip aš galiu taip lankščiai, kūrybiškai pažiūrėti, ką galiu kurti šią dieną su juo, kai mano ribos tokios. Ir tada kitą dieną kitokios, ne? Kitą dieną dar kitokios. Ir vėl mes sugrįžtam prie to, kad vis tiek atsakomybė tai yra suaugusi. Vaikai negali būti tie, kurie, taip, mes suvokiam, kad jie yra laisvos būtybės, bet tuo pačiu jiem yra labai svarbu jausti tą mūsų globą ir tą, kad jis nėra paliktas su savo pasirinkimais. Jeigu 2 metų ten vaikui leisi viską pasirinkti, tai jis, tiesiog, jis nesuvokia iš vis, kaip, turiminį. Tai tas ir yra, kad mums yra svarbu prisimti irgi tą laisvą atsakomybę, pasirūpinti ir tuo pačiu saugumu ir pasakyti, kad, tiesiog, jeigu tokia ir tokia situacija, tai
dabar va šitaip, nes tiesiog aš esu atsakinga už tavo gyvybę ir tai Mm. yra pavojinga tavo gyvybei, pavyzdžiui. Nu, tai tiesiog vat visame tame irgi ir lankstumas, ir tiesiog tyrinėjimas. Aš tai vienareikšmiškai sakau, kad nėra vieno recepto, bent jau aš pati tai patyrusi, kad nėra vieno recepto ir tiesiog tai yra taip unikalu, nes kiekvienas vaikas jis yra ypatingas, jis yra skirtingas, kiekvienas mes esame ypatingas ir mes ateinam būtent patirti tų va, savų patirčių. Tai tas ir palinkėjimas, kad tiesiog meilės niekada nebus per daug, o kai ta meilė susipina su išmintimi, tai va tie tokie stebuklai gyvenime ir įvyksta, kai mes leidžiame situacijoms eiti, mes jas stebime, esam pailsėjusios ir iš tiesų renkamės, kaip reaguoti į tą kiekvieną situaciją. Ne automatu, o tiesiog, va, ką aš galėčiau, būdama tokioje emocijoje, kokioje esu, padaryti šią akimirką. Ir Mm. viskas. Ir tiesiog gyventi, džiaugtis, dėkoti už tą kiekvieną akimirką nugyventą, už tuos nuostabius vaikus, kuriuos mes turim, kurie pasirinko ateiti ir mokyti mus, ir kartu mokytis kartu. Ir dėkoti už patį gyvenimą, nes tai yra brangiausias dalykas, ką turime. Nes Mm. kitu atveju negalėtume kalbėti, negalėtume dalintis visomis patirtimis, neturėtume tiesiog tų patirčių. Tai Taip, va, taip, tiesiog taip. mėgautis ir džiaugtis tuo gyvenimu. Ir kai Mm. tas džiaugsmas yra aplink mus, mes tada ir pastebim, kad daug mažiau tų kažkokių tai konfliktinių situacijų ar tų kažkokių tai iššūkių gaunasi, nes jeigu mes koncentruojamės į tą džiaugsmą, tai jo ir daugėja mūsų dienose, net virkščiai. Mhm. Taip, taip, aš irgi vat, pastebiu tose situacijose, kad ir su savo antrąją pusę, kur tiesiog pasikartoja tai, kas jau būdavo anksčiau, dėl, tarkim, tam tikrai jo reakcijos. Ir man, aš pradėjau kažkaip, nu, vat, pradeda man imti kuo toliau, to daugiau juokas, nes aš matau, kad, nu, tiesiog, jeigu mes eisim ten, tarkim, į kažkokias, nu, niekur jinai nenuves, nes ten jau tiek kartų buvo nueita ir ten tikrai nieko įdomaus nėra. Ir tiesiog jau, nu, tiesiog jau matau, kad tai man, nu, toks vidinis juokas. Tikrai ne visada čia vėl priklauso taip, kokia mano vidinė būsena, kaip aš jaučiuosi. Bet tikrai, žinai, smagu su tokiu humoru, žinai, pasižiūrėti arba irgi ir į tą pačią vaiko, žinai, ne iš to, kad ten aš šaipausi, tikrai ne, bet iš tokio, žinai, lengvumo ir tokio paprastumo, žinai, kad tos va, tokios situacijos ir čia net ir taip gali būti, štai, ir kad galima, žinai, pasijuokti iš viso to, kas vyksta ir kur kitoj situacijai, žinau, kitokioj būsenai, nu, aš žinau, kad aš visai kitaip reaguočiau, ne? Tai ačiū tau, Simona, už pokalbį, labai fainai pasiškalbėti, taip, žinai, jaučiausi, kad, grinai, mes man sėdim čia kartu ir kalbamės, tai tikrai tikiu, kad, žinai, bus mamoms ir parašykit, kas jums atliepia, nes tai yra, nu, tai yra svarbu, kaip pasakyti, aš visą laiką sakau, kai klausau tų ir laivų, ir tiesiog, žinai, pasižiūriu, kas man tą akimirką atliepia, nes tai tiesiog dar labiau ir užrašom tai, tai yra, nu, dar labiau tai įsitvirtinam realybėje, ne? Tai kas mums viduje suskamba, mes užfiksuojam, užrašom, tai tarsi dar labiau įsitvirtina, ne tarsi, o įsitvirtina dar daugiau, nes mes neleidžiam tam kažkur nubėgti, nes yra minčių mūsų nedaug, tų būsenų, žinai, keičiasi nuolat, bet vat, užfiksavę mes galim, žinai, tai vėl pasižiūrėti ir vėl, žinai, įtvirtinti tai dar labiau savo veiksmu. Tai Ir iki, tada, ačiū tau. žinai, paskutinis žodis - išrasti save, išrasti tą savą kintančią mamą. Va, ir tą leisti, va, savo tą daryti. Nes, nu, tik mes pačios galim savo atsakyti, kokia ta mama kintanti esu aš pati savo. Ir šią dieną aš savo tokia, kitą dieną aš savo kitokia. Ir tame jaustis irgi gerai. Tai Mhm. ačiū labai tau už tavo kūriamą grupę ir visą tai, ką tu neši. Ačiū už galimybę čia būti ir tikrai linkėjimai visoms nuostabiom, nes jūs kiekviena esat pati nuostabiausia mama savo vaikui. Tiesiog kitokios jis nenorėjo. Jeigu jis būtų norėjęs, jis būtų rinkęs kitą mamą tiesiog. Tai būtų pasirinkęs. Ačiū tau, Simona, dar kartelį, gerą klausimų visoms ir iki greito. Iki.